gauda. Ką padaręs ir pilietis baudžiamas už pinigų plovimą, už masinį pinigų plovimą, išplauta 200 milijonų viršaus, organizuota nusikalstama veikla. Didelis narkotikų kiekio disponavimas, ginklų disponavimas, pareigūnų grobimai, pareigūnų nukovimai. Normaliai, na? Žiūrėk, gauda. Žiūrėk, pipai gauda. Kodėl pipai gauda? O pri čiom fibai? Eik tu na. Nusipirk. Eik tu nafig. Tai žiūrėk, kuru. Ну, блядь. Viskas man pizda, nafig, mašina rūk. Stop. Prigauta, seni. O, tai už ką, karočią, čia mane dabar Viską grauda? sužinos. Viskam yra laikas. Atseksiu diržą iš transporto priemonės. Aš noriu, be advokato nebekalbu, neišlipu. Išlaipinsiu. O, Garfieldas. Labas. Labas, Gerai, iš ką einam čia? paskui mane. Susimokėjai 90 000. Einam paskui mane. Gerai, ne. Nesusimokėjai, vadinasi dar. Gerai, ačiū, pieškosim, susitvarkysime su šitą. Susisukę pieškos. Tai iš kur čia pas tave iš vis bananas policijos? Jums. Matai, mėgstu, karočią, galvą daužyti, prie motelio nusipirkau. Supratau, raciją ir telefoną irgi paimsiu. Atrakinsiu tave. Tai seku.
Nu, davai, sės greičiau, pakalbėsim greičiau, pasibaigsim, pasakok man. Už ką pareigūnus grubi ir už ką aš šau. Iš kur ginklą gavau? Mano 3 klausimai tokie. Ble, ten labai garsiai šnek. Palauk, tai. Tai kas per klausimas? 3 klausimai. Už ką pareigūnus grubi? Už ką jos šaudai? Ir 3, iš kur ginklo gavai, kad tai darytų. Gerai, pareigūną aš nešoviau. Gerai, kažkokį. Tu pacituosiu iš tavo prieškumumą, jis egzistuoja. Netgi 2 turi. Gerai, tai pirmas. 12 diena, 1 nakties. Grobimą, kūno nukovimą pagavus bausti 90 000. Ir 120 parų be klausimų. Transporto priemonė nebuvo pavogta, nebuvo gautas joks pranešimas į bendrąjį policijos telefoną. Mašina buvo velnės numeriais, tai buvo tavo urusų. Antras prieškumas pilietis paieškomas dėl žmogaus pagrobimo ir turto prievartavimo. Pradėtas ikiteisminis tyrimas, ratas pilietis sulaikyti ir uždaryti. Parašyta, kad prie ataskaitų yra platesnė info, to aš tau paskaitysiu. Igor Kubasko yra parašęs ant tavęs pareiškimą. Igor, karočią, kas toksai? Kubasko. Čia kada jisai parašė šitą dalyką? Šiandien naktį, kur buvo. Šiandien ryte, kitaip tariant, 2:30 naktį. Nu, ir paskaityk tą, karočią, ką jisai parašė? Čia labai daug parašyta, tai gerai, cituoju. Kurva ožys į banas, į kažkurį naftai! laivą Kurva ožys. atvykus. Nu tai pripažįsti, vadinasi, kad taip darai. Tai kam čia daugiau skaityti, jeigu viską prisipažįsti. Kurva ožys, na. Jisai, karočią, turi gaują. Žertva, naftai, mane važin, kur aš jį pavažinsiu dabar. Ką jis turi? Gaują. Šeimą turi. Ką tu žinai apie tą gaują? Viską žinau. Iš kur tu viską žinai? Iš kur aš žinau apie šitą, karočią, seną dėdą? Nes aš pas jį šeimoje buvau. Kodėl buvai? Bet, nu, žinai, nieks, karočią, įdėt. Mes įdėčiau tavo toks. Atmazas daug būgnų, ne? Nu, taip. Ką aš dabar daryti? Tik kad aš kurva, tai... Gyvai gavai šeimą. Galbūt savaitas. Gal tai išmetė? Nu, iš esmės, pats pasirinkau šį tris. Kodėl? Nes, nu tai, karočią, vizija buvo, karočią. 2 hours later. Gerai, einam kitur kalbėsim, čia per daug bus. Ką pasakot? Pasakok apie tą šeimą. Šūdino ten tą šeimą, karočią. Visą jūsų šeimą, karočią, nekada pasakot, karočią, nieko praradęs, karočią. Savo šeimą, karočią, kurį šeimą. Šūdino man, karočią. Karočią, ne visai. 2000 years later. Nu, supratau. Gerai, tai dabar bus taip, važiuosiu. Bananų neatiduosiu. Atiduosiu viską, ką rasim. Važiuosim dabar į tavo hotelį. Važiuosim, ką turi geros minteliai. O tada užėsim, kaip toliau kalbėti. Atrakinkit tada, atsidarysiu tą spintelę. Davai, apsisuk. Iš hotelio. Pasišalinkit. Iš hotelio, struktūrą nesupranti. Stovėkit prie durų čia. Nu, ką man dabar spintelę atidaryti? Nu, atsiverk spintelę. Vardink man vis. Nu tai ką čia su tam daryti? Ilgam sės? Aš be advokato nebekalbu, karočią, biškį pirmieji. Kokio dar advokato? Kam to advokato? Mes viską pas tą spintelį radom. Iš kur pas tai šis 5 lemai nešvarių? Visų pirma, jie turėjo būti švarūs, Tuo prasme turėjau būti. bet yra nešvarūs.
Kaip suprast, turėjo būti švarus, turėjo būti išplauti, čia turėjo menį. Teisingai. Gerai, žodžiu, tavo dabar yra du variantai. Vienas, tai Be advokato ne. pradedi dirbti su mumis ir pasakoji man, ką aš noriu girdėti viską nuo detalės iki detalės. Kitas variantas yra važiuojam ir aš tave pasodinu, kad jau nebeturėsi tos žmonos, kur čia nori turėti. Nes kai jau išeisi, tai jau kuro nebeįdomus būsi tiesiog. O tai čia ilgai sodinsit ar ne? Nu, tai aš tau sakau, kai išeisi, jau žmonai neberūpėsi tu. Palengviau. Taigi pradėjom kalbėti dar padabų. Gerai, karočią, na. Sakei, tave ožino. Iš... Sakai, tave ožino, nu tai nori tu iš... Sakok man viską. Nu taip, Apie karočią. tą senelį, Panelis. kodėl tu klubą perrašai už eurą. Kas čia buvo? Visą situaciją noriu žinoti, čia vakar, karočią, vyko. Viską nori. Žiūrėk, karočią. Suplanavau, karočią, tą senį, karočią, priduoti sindikatui ir deputatui, ne? Nu, Viskas gerai, karočią, sutiko, pasirašė, karočią. Atvažiavo, karočią, pas mumis į šeimos chatą, karočią. Jį paėmė, karočią, sindikats. Viskas, karočią, tvarkoj, įsivežė, karočią, aš kartu važiavau, karočią, įsiskraidino į laivą. Pradėjome į ten biškį, karočią, patardyti. Tada, karočią, apsisuka viskas aplinkui. Mane paėmė, karočią, kaip įkaitą sindikats. Ir už tai, karočią, kad aš iš ten išeičiau, iš to laivo, turėjau, karočią, klubą perrašyti. Buvau priverstas. ta prasme, tu susitarėjai su sindikatu, kad jie paimtų kitą žmogų įkaitų kartu su tavim ir tada vietoj to tave paėmė įkaitų. Nu, jį paėmė irgi įkaitų ir mane tą irgi paėmė įkaitų. Ir dėl to klubą perrašai. Jo, nu, buvau priverstas, karočią, klubą perrašyti, nes, tipo, arba jie mane ten galėjo nušauti. Čia tai moteriškiai perrašai, kuri čia... Viena iš jų, tai. O tai, žinai, koks jos vardas, pavardė, viską žinai apie ją. Jo dokumentai visi vis tiek yra ir panutė ten kažkokia, tiksliai reikėtų prie kompiuterio ten prieiti, bet... Praneškit ir atsakė, kad nereaguotų iš. Į triukšmą nereaguoja. Gerai, toliau supratau apie sindikatą, ką tu apie juos dar žinai. Žinai žmonių vardų, pavardžių kažko. A few moments later. Tai va, tai planas toks tada, kad šiandien pasodinu aš tave, paleisim. Ir Mano brolis pasimė mane net, varau persirengti. važiuoju persirengti ir nieko. Apsikirpi, pakeiti šukuoseną. Ir Šalmą užsidėjo, kad veidą nematyt. Ir iš vis geriausia būtų idėja tokia, kad važiuojam ir tokį tave paleis iš kalėjimo, tu kažkaip su juo atvažiuosim, mes susitiksim, mes pafinansuosim vos ne gal net būtų gerai padaryti tau plastinę, kuriam laikui, kad tavęs neatskirtų žmonės iki rytojaus, tarkim, jeigu tu nori čia dar, jeigu neįsi miegoti, nori dar kažkur ten mieste pasivažinti. O tai, karočią, Kad bent jau minimaliai tai reikia šukuoseną visiškai pakeisti tau, kad tavęs nieks nepažintų. Gerai, karočią, tą koduką, karočią, paslėpti į kirpyklą, okei, bučiai. Ir persirengti, karočią, iš karto ten prie kalėjimo galima į tą, karočią, drabužinę. Ir tada, jo, galiu su juo važinėtis, karočią. Ir pamažiau kalbėti tikriausiai. Prie kitų. Nu taip, nesusitiks su žmonėm, Taip. kurie, nu, ta prasme, šūdą malk, bet malk šūdą, kad nieks tas nematytų. Ir tada, nežinau, duok man savo numerį tada. Aš tavo su tavim susisieksiu. Rytoj turbūt. 399 /4271. 399 4271. 399 4271. Gerai. Nu ir kurva, svarbiausia, tai turbūt būtų taip, kad nebūtum vėl pagrobtas, nes jeigu tave pagrobs, tai, na čia pizdaja, kročia, liksi be galvos ir tiek žinai. Nes jeigu tave pagrobs, tai žmonės tikrai nujaus, kad tu esi viską išpasakojęs ir tiesiog peršaus tau galvą. Nes jau dabar, kai klubo nebeturi ką pasiūliau. Nu taip.
Kitas dalykas, tai su klubu irgi tvarkysimės, jeigu čia vyksta tokie bairiai, kad priverčia žmonės perrašyti klubus pagrobį už 1 eurą. Tai čia irgi reikia spręsti, kiek suprantu, sindikatas ir ta mergina. Ta mergina pas ta jų mergina šeimoje. priklauso, taip. Nu tai kaip tu galvoji kitaip, karočią visą laiką bumsais ir taip toliau. Kolega dokumentą matėte, turėtų vardą, pavardę, viską. Jo. Aš mačiau, išmetė man telefonas, kad vyksta, kad klubas uždarytas iš vis. Mhm. Sutvarkius viską, klubas vėl atsidarys, visi darbuotojai atvykite į klubą. Nu, tai žodžiu. Nekel, karočią. Tai realiai, žinai ką? Kitkom. Karočią, nu, tiesiog galiu, karočią, aš ir, kad ir primiktam, karočią, kalėjimą. Nu, būt dar geriau. Nu, tai dar geriau, tada aš tave pasodinu ir tu ir rytoj paleisim tave Tvarka. dieną. Kai reikėjo. Tik veit mens, ne? Jo, davai, pakviesk iki kalėjimo kažką. Davai laisvai pareigūnai į kalėjimą važiuojam. Eik, tu nahu 3 mašinas atvažiavo. Jo, Kurva, kitaip tai neįsikviesi jų. Nu, Laikykit. Jo. Nu, kuris norit patirt malonumą iki gyvos sodinant žmogų. Opa, galiu aš. Tai man kaip jau. Aš norėčiau visai. Šitas neapykantą laiką. Ne, jau nerūpa nuo nuomonė, sutiks ar nesutik. Nu, gal vis neinam. Pabūkit kiti čia. Ne, į muziejų neinam. Tai ką jam surašyti? Šik iš pradžių laikas tai bus 8-9, tai Palauk, tai. Na. Priežastis. rašyk. Pilietis baudžiamas už pinigų plovimą, už masinį pinigų plovimą, išplauta 200 milijonų viršaus, Virš kiek? 200 virš lemų. 200 milijonų. Normaliai judriai. Miau. Gal susitarkim kažkaip pasigailėkit, na. Mhm. Na, toliau. Organizuota nusikalstama veikla. Ir viskas? Didelis narkotikų kiekio disponavimo, ginklų disponavimas, masiniai susišaudimai, pareigūnų grobimai, pareigūnų nukovimai. Nu ir manau užteks. Advokatas nebepadės. Rūbus rasi kamerai, padėta ten jie daug kartų apsilankęs. Heido. Jau paruošta net kajut. Heido. Ade, bro. Sėkmės.